Pasitaiko situacijų, kai atvykus į koncertą, mugę ar kitą didelį renginį susidurime su stipriamis vaiko emocijomis, pavyzdžiui, irzlumu. Tad, kad dalyvavimas dideliame renginyje praeitų kuo sklandžiau, rekomenduoju su savimi turėti vandens, užkandžių, jei vaikas ištrokštų ar išalktų. Vaikui renginyje gali būti nuobodu, ar tarp daugybės žmonių jis gali pasijusti nejaukiai. Tad mėgstamas miškiukas, mašinėlė ar knygelė galėtų jį nuraminti. Taip pat prieš renginį svarbu pasikalbėti su vaiku, papasakoti, kur einate. Neretai vaikai suirsta iš nuostabos. Tad paaiškinus vaikui, ko jis gali tikėtis renginyje, pavyzdžiui, didelio garso, tikėtina, kad susidūrę su tuo, reaguos ramiau. Svarbu aptarti ir saugumą. Pavyzdžiui, pasikalbėkite su vaiku, ką daryti, jei jis pasiklystų. Sutarkite susitikimo vietą pasimetus, ar jei vaikas mažesnis, jam į kišenę įdėkite lapelį su jūsų telefono numeriu. Pasiklydęs vaikas galės paprašyti pagalbos, kad kažkas paskambintų jo tėvams.